planavome ištransliuoti pavasarį, kad keičiame savo pavadinimą, dėl to, kad nebesame vien tik tai butų ir tuo labiau nesame kažkoks tai ūkis, tai mes teikiame iš tikrųjų labai daug paslaugų. Tai kodėl keičiame tą pavadinimą ir kadangi čia yra nemažai mūsų klientų, tai paaiškinsim, kas keičiasi ir kas nesikeičia. Tai tiesiog norime teikti naujas, modernesnės paslaugas, plečiame savo veiklą, reiškia, rūpinamės, kaip ir minėjau, ne tik tai butais, bet dirbame ir su administraciniais pastatais, su komerciniais pastatais, savivaldybės pastatais, taip pat teikiame kur kas daugiau paslaugų, prižiūrime miestą ir norime, vienas iš tų tikslų, tai norime, kad mūsų, sakykime, biudžeto pinigai ir liktų mūsų mieste. Tai mes remontuojame, mes tvarkome ir mes darome didžiąją darbų savo jėgomis. Tai jums iš esmės, kaip ir minėjau, niekas nesikeičia, mes atnaujinam, skaitmenizuojam paslaugas, keičiasi tik tai mūsų pavadinimas, kontaktai visi kol kas lieka tie patys telefono numeriai, keisis greitų metų, žinoma, mūsų internetinė svetainė. Ir tai yra tvari, reiškia, Alytaus tvari urbanistika, bet mes manom, kad tiesiog vartosime vieną žodį Altu. Tai čia kažkas juokavo, kad buvo Alytaus butų ūkis, o dabar bus Alytaus ūkis. Tai jeigu tai bus lengviau atsiminti, tai galit sakyti ir Alytaus ūkis arba tiesiog Altu. Tai trumpai apie tai, kas keičiasi, nesikeičia. Ir tada galime šiek tiek... čia kažkas, matau, pabėgo kažkas tai. Viskas gerai, eikim į sekančią skaidrę. Tai trumpai dar pristatysime, ką mes veikiame, kokias paslaugas teikiame. Ir pagrindinės paslaugos tai yra daugiabučių namų ir komercinių pastatų priežiūra ir administravimas, techninė bei šilumos ūkio priežiūra, laiptinių ir teritorijos priežiūra. Tai labai daug gyventojų dabar pas mus kreipiasi, nes irgi dar iš seno yra likę ten kažkas valydavosi patys, prašydavo kaimyno, gal kažkam ten irgi mokėdavo, kažkam grinai sumesdavo, tas kaimynas susirgdavo arba pamiršdavo, žodžiu, įvairių situacijų. Tai kadangi turim savo valytojų komandą, tai jeigu kažkam bus reikalingos valymo, administravimo, santechniko ar elektriko paslaugos, tai galite drąsiai į mus kreiptis, kontaktai kol kas yra visi tie patys, galite kreiptis į tiesiog Alytaus butų ūkį. Tai į ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes vieninteliai turbūt turime tikrąją tokią avarinę tarnybą, turime brigadą elektrikų, brigadą santechnikų, kurie budi ir kurie reaguoja ir važiuoja pas mūsų klientus iš esmės visą parą. Bet tai šita paslauga iš esmės yra teikiama mūsų klientams, bendrijoms arba administruojamiems namams, su kuriais mes esame sudarę priežiūros sutartis. Tačiau naujovė, kurią norime pasiūlyti ir pranešti, kadangi žinome, kad kartais yra sunku surasti gerą specialistą, ir greitų metų tą pasiūlysime, šiuo metu tai yra ruošiama, kai atnaujinsime savo puslapį, tai ir pakeisim pilnai pavadinimą, tai yra nuo kovo 1 dienos, mes pasiūlysime elektriko ir santechniko paslaugas visiems Alytaus gyventojams. Ką reikės padaryti? Jūs prisiregistruosite mūsų savitarnos svetainėje, padarysite tokį kaip avansinį, galima sakyti, mokėjimą, ir mes su jumis susisieksime. Tiesiog norime, kad žmonės nemaišytų avarinės paslaugos, kada reikia atvykti, ir ten jeigu užsikimšo kanalizacija, atkimšti čia ir dabar, tai ši paslauga yra tik tai mūsų klientams, bet jeigu jums reikės pakeisti maišytuvą, šviestuvą jūsų namuose, tai jūs galėsite tą paslaugą užsisakyti tiesiai iš mūsų ir mūsų meistras atvažiuos pas jūs į namus. Renovacijos projektų administravimas, tai Alytaus miesto savivaldybės sprendimu mes esame paskirti administruoti renovacijos projektus Alytuje.
Dabar ilgą laiką mes buvom vieninteliai administratoriai, dabar administratorių yra daugiau, kai kurie pirmininkai patys administruojasi renovaciją. Ir apie renovaciją šiek tiek pakalbėsiu plačiau, pabandysiu papasakoti apie pagrindinės problemas ir mitus.